Svajokite atsakingai. This is bikepacking. Šeštos dienos rytas, vėsu, 7 val. Ryto, giedras dangus, kalnai gerai matysis. Pakuosimės ir tada leisimės į šalia esantį miestelį. Girdisi jau karvių varpeliai. Šmutytės supakuotos. Lukas ir beveik pasibaigė šmutytės. Leidžiamės link kelio atgal. Nu va, debesų nėra. Kalnai gerai matosi. Ir čia vakar tie 2 dideli kalnai, kurie buvo debesyse paskendę. Atvykom į miestelį, radom vietą su vandeniu, soliuką kur prisėst, tai verdam maistą, džiovinam palapines ir dar pavyko surasti vietą, kur pasikrauti powerbanką išorėj rozetę, tai toks bomšturas kaip reikalas. Kuskusas pusryčiams, kumpių, sūrių, pesto ir lukų, ryto suktinis. Gan debesuota, kelsim keltuvu į Seidą. Nu ką, kylam, pasirinkom pataupyti kojas ir tiesiog ramiai užkilt. Luko jau stresas. Atidarykit duris. Ne, nedarykit, aš pabūsiu. Pakilom į viršų. Eisim link Seidos. Kokie 3 kilometriukai, 300 metrų sukilt. Dolomitų katinas, bikčiongus. Oi, koks kailis fainas. Eiktų, koks jis purus. Nu, iš čia gerai valgo. Oho. Bet geras. Ką čia užvažiavau? Senukai. Eina saugios kojos dar. Ten lipsim.
Hi there. Stojam atsipūst. O, jau šalia viršūnės. Va, Saseida. Tai va, prigulėm ant tokio, nežinau, belenkai atpalaidavo. Gulim išgriuvę, miegam. Va, vaizdas. Ir jau atėjo padavėja ir sako, jau maniau, kad nuvis mus, bet sako, viskas gerai, galite sėdėti. O aš jau iš karto toks jau atsiprašau, nekelsiu jums bėdų, mes dingstam iš čia. Tai va, nuostabu. Nežinau, kas turit vietos šitą įsigykit, belenkas, kosmodiskas. Ah. 2500 metrų. Jau pati viršūnė. Debesis įdomiai kyla į viršų tiesiog. Čia taip pagal kalno formą. Nu, pagrindiniai vietoje esam apžvalgos aikštelė į Saseidą. Dar geriau tas rūkas. Pirmą manėm, kad gal net užstos, o dabar dar geriau. Šitas. Dar porą vaizdų padaryt. Čia jau labai gražu. O kyla. Nu, praeisim palei visą taką į tenais. Tada į tą trobą. Žemyn. Kalnas šonė liko. Iki namelio nusileidom. Eisim nusipirkt ką nors skanaus. O, vaizdų vis tiek pilna. Ar jis tokį namie? Atsiūsi man paskui šitą. Kėdė? Kėdė tai galim pasiimt. Ai, čia įskaičiuota į kavos kainą. Prisėdom, sakė... Kava atsiprašau. Jo, tai prisėdom, sakė, sėskit prie stalo, prie baro negalima užsakyti. Meniu atnešim, taip aptarnaus. Turim vaizdus, turim mini avytės, juodas avytės, black sheep. Ir saulė dar išlindo, čia viskas, Olig Life. Atnešė štrudeliuką. Dabar apie tą štrudelį tai galvoju per Inglourious Basterds filmą Tarantino, kur valgė tas karininkas. Lukas irgi. Su whipped cream. Labai greit atnešė, viską labai padarė. Nuostabu. Tai valgėm štrudelių su karštais gėrimais. Mėgaujamės dabar.
Grįžom prie keltuvo. Lengvą haiką prasiėjimą pasidarėm. Leisime žemyn dabar. Radom gražią vietą pietums. Saulė pradėjo šutint ir kaip tik po medeliu turim vietą su vaizdais. Labai fainai. Kylam lėtai į kalną. Vaizdai kaip visada. Nežinau, dar kokie 400 metrų turbūt sukilt iki perėjos. Ja, boy, biški sunku. Jau arti viršūnė. Eismas gan intensyvus. Vaizdai nuostabus. Viskas Gardenos perėja jau viršūnėje. Turėtų būti kokie 2500 metrų. Lukas po truputį irgi kyla. Kažkur ten ant tų vingių mačiau. Wow. Šitoj gražioj vietoj prie Gardenos kalnų Lukas žiūri jau single tracką kalt. Va single tracką aš baby asfaltų važiuosiu. Žiūrėk, čia žemė. Kempinimo stalas yra. Robert. Važiuojam už miesto dar, mes čia dar tik 5:30, čia man vakar ilsėjomės. Tai anyways, Lukas single trackų varys, bandys nežūt. O aš varysiu asfaltu, chickeno asfaltu. Ir tada dabar video yra prieš single tracką ir tada bus video po single tracko. Tai palauks, jeigu ką. Aš ten sėdi 2 valandas, Ne, nes... galvoju, neturėtų jis būti baisus, nes jisai padarytas kilimui, tai... Jis nusileido, kaip buvo. Nu tai išsiskyrėm, o Robertas pasiėmė kalnų dviratį ir sako, ne, aš nevažiuosiu į offroadinį nusileidimą. O pasirodo ten, nežinau, turbūt vienas geresnių neasfaltinių nusileidimų buvo, tai buvo žodžiu. Realiai kelionė veltui. Nu, nežinau, gal toks liūdesėlis. Ten labai gero vieto kemping buvo, bet gal dar bus irgi šalia kartų. Po 3 valandų kilimo į kalną tamsoj nėra nieko. Matysim. Čia picture of the day.
Витя, Латвану покров. Латвану покров. Nakvynės paieškos. Čia į tokį mišką įlindom. Ten upelis šniokščia, kelias netoli. Yra kažkiek plokščių vietų. Yra patogu atsiremti dviračius. Kelias čia netoli, gal už 20 metrų, bet gera vieta čia stovyklaut. Rami vieta. Jau šiek tiek įsikūrėm. Viena palapinė yra. Lukas dar, man atrodo, skautina palapinės lokaciją. Viena kėdutė yra. Virtuvė. Yra toks. Šiandien vėl spagečiai. Verdam. Turim pesto, turim sūrio, turim kumpio. Rytoj kuskusas su tunu. Ir visai gerai. Prieš temstant vėl vietą suradom gerą. Būtų smagu ir lauželį pasikurt, bet jeigu čia tos taisyklės neaiškios, tai nėra baisiai šalta. Nėra, taip nežinau, vakar šalčiausia gal buvo. Šiandien čia gal tiesiog bus drėgna.